What you want, son? What you want, huh? I think stupid and right dumb. Spit foolish and wise up. Getting more dead presidents on my bucks. Live life plush like I want. Basic king I'm thinking of like
Labą dieną. Labą dieną. Tai kaip sekasi, kaip greičio ruožai? Gerai, greiti. Slidu. Tramplinas vienas yra, kurio nebuvom pasižymėję, kad šokamas, bet šoka. Labai gerai. Kaip nusiteikimas ateinančiai sekcijai? Nu tai nevalgiam. Dabar alkani, tai jo, viskas gerai, nusiteikia, gazuosi. Nu šitą dar biškį tokia, sakykime, kitokio lygio daiktas yra visai, nes ir greita, ir techniška žiauriai. Tai, nu, Žvyras, asfaltas. jo, žvyras, asfaltas, intarpai bus ką veikti. Kaip priešininkai? Neturime priešininkų. Važiuojam šiaip, kad Ką pavėjom, tą aplenkiam. Bet šiaip tai mūsų čia labiau dabar pasirašymas Zarasam. Okay. mokomės stabdyti. Pasirodo ir tą reikia išmokti. Oi. A, jau vairuoti išmokti? Vairuoti jau Pusę velnio. pusę velnio. Šiandien rėkia ant manęs, tai nežinau. Sugalvosiu baudą po to kažkokią. Na, žinai, čia bauda, ne bauda, bet nieks kitas to nepasakys. Nieks kitas to nepasakys. Ačiū. Dėkui. Ačiū. Labas. Tai kaip nuotaikos po pirmos ralio sekcijos, kaip rezultatai? Nu gerai, viskas pirmą ruožą, tai gal reikėjo labiau valyti kelią, nes antrį važiavom. O antro karto jau, kai buvo nuvalytas kelias, tai daug geriau, sukibimo daug. Tai ir greitis didesnis, tai jo, labai smagu važiuoti. Dabar antrą sekciją, tai jau tai bus biškai gal minkštesnė, tai matysim, žiūrėsim kaip toliau. Kaip priešininkai? Stiprus, realiai mes dabar antri klasiai, tai pirmoje vietoje Eidžiūnas su N5, tai ten jau be šansų, realiai, nebent klaidos kažkokios tik sulauk, bet tai taip ir laikysi, nes už mūsų 18 sekundžių, man atrodo, trečia vieta, tai bandysim taip ir išsilaikyti. Svarbiausia dabar savo tempą, tiesiog nepamesti savo tempo ir važiuoti. Tai, kur susirašėm stenogramą, pasitikėti stenogramą, manau, kas mums ir sekasi, bent kas parodė pirmi 2 greičio ruožai. Tai va, ir tiek. Ką matot pagrindinių savo priešininkų sezone? Tai čia kaip tie priešininkai, tai aišku, labai gaila, kad Gombrevičius apsivertė. Vidrickas ne mūsų klasiai, bet irgi mes taip panašiai maždaug važiavom. Tai bet irgi gedimą patyrė, irgi labai gaila, tai aišku dabar Šimkus dar gali paspausti tikrai. Tai čia tų konkurentų kiek nori ir iš kitų klasių yra, tai tiesiog turim spausti ir laikytis, kaip sakyti. Ok, gero dar kartą starto ir lauksim finish. Ačiū. How is the start of the rally? Very good, very nice. That's it? Man lietuviškai ar angliškai kalbėti? Kaip nori? Davai lietuviškai. Tai ralio startas toks nuo labai vyriško tokio rožo prasidėjo, bet gerai Hasanas susitvarkė, patobulėjo nuo shakedowno, pradžioj neklausė manęs, per testus važiavo kaip norėjo, tada šiek tiek pamatė skirtumus, kad netoks greitas yra, kaip galvojo, tada pradėjo klausyti ir po truputį žingsnelis po žingsnelio greitėjom. Tai fainai, kai po truputį matosi tobulėjimas, tai smagu važiuoti. Hasan, what your imagination was from this rally before the start and how it's going now? Our imagination was not to hit the chicanes, and we hit some chicanes, which wasn't really good for us. We had 10 seconds of penalties. I think everything will be fine. So, what is your main goal for the next 2 sections of the rally? To have the best time in sprint 2-wheel drives. Okay, have a good start and we'll meet you at the finish. Thank you. Jo, tai iš tikrųjų taip nori labai aplenkti visus, nori laimėti, bandau aš jį pasaugot nuo tų minčių.
Nes kaip, reikia galvoti, kaip daryti teisingai dalykus ir tas rezultatas pats ateis. Tai nenoriu, kad labai jam akis krauju pasrūtų. Tai, bandau aš su juo vis susikalbėti. Atrodo, išsikeliam tikslus, kaip kas, bet svarbu, kad tas noras laimėti nepasimirštų, ką reikia daryti, kad geras laikas būtų. Tai taip ir auklėjomės. Okay. Lauksim finišės. Labą dieną. Labas. Tai kaip pirma sekcija? Labai saugiai pirmą ruožą suvažiavom. Tai taip laiko truputį praradom nuo kitų, bet antrų jau spadėm. Žinojom, kur reikia atsilaužti. Ties šikanais šiaip daug laimėjom labai laiku, stabdėm ir laikas žymiai geresnis. Kaip nusitikimas prieš artėjančių sekciją? Manau geras, nes nebus slidu ir nebus tų kūgių vidiniai trajektorijai. Kaip pavyko susitvarkyti su Gražutė? Su kuo? Su Gražutė, su ruožu. Kaip ir sakėm, pirmas labai slidus įkis buvo, antro 25 sekundės pasigėmėm. Tai smagiai suvažiavam. Kaip? Dabar nežiūrėjau rezultatų. Klasiai 3. Klasė 3? Jau. Kiek iki antros? Daug, bet 4, 5 šalia. Tai turim išlaikyti tempą. Tai gerai. Sėkmės nelinkėsiu, negalima, tai gerą startą, lauksim finišį. Gerai. Kaip Justui sekasi? Gerai. Justui sekasi gerai, ekipažui sekasi gerai. Stengiamės, važiuojam, konkurentai lygiai taip pat gerai dirba darbą. Rezultatai tai rodo, automobilis važiuoja kol kas gerai. Tai važiuosime į antrąją sekciją, į kitą greičio ruožą, kurį kartosime 2 kartus. Ir žiūrėsime, kuom viskas baigsis. Kaip pirma varžybų sekcija? Nieko, iš tikrųjų taip viskas labai saugiai, kontroliuojamai, su kažkokiais pakitimais po pirmo važiavimo antram, tai kaip sakyt, viskas kol kas gerai, ant kelio, be jokių atsitikimų ar ten kažkokių išgąsčių, iš tikrųjų gan saugiai važiuojam, tai smagu, kad dar ir neblogai gaunasi. Kaip priešininkai? Taip priešininkai mina ant kulnų, bet iš tikrųjų, tai taip ir galvojam, kaip ir bus, mes galbūt per mažai dar turi treniruočių ir to, bet tikslas net netoks, nei norim rizikuoti, nei kaip sakyt, kažkokiu reikalu prisidaryti, tai iš tikrųjų maksimaliai bandom saugiai važiuoti ir kai kur reikėtų biški daugiau drąsos, tai rezultatas būtų geresnis, bet viskas fainai. Kaip nusitikimas artėjančių sekcijų? Tai važiuosim taip, kaip važiuojasi, o kaip gausis matysim, nes ten tos sekundės tai labai trapia, žinai, vieną stabdymo zoną paliesk jau viskas, arba šiek tiek lėčiau pravažiuosi, bet kol kas sakau, toks tikslas santūrus, rezultatas mums nelabai galbūt svarbus šito ralio, bet svarbiausia surinkti daugiau informacijos, kad būtume stipriau pasiruošę pirmam Lietuvos čempionato etapui. Okay. Gero pakartotinio starto ir lauksim. Ačiū. Labas, Arai. Kaip pirma varžybų sekcija? Kaip ir viskas gerai, šiaip tikėjausi biškį lėčiau gausis negu kiti, bet greitėjom iš savęs, greitėjom iš setupo, greitėjom iš stenogramos, tai viskas po biškį. Kaip greičio ruožai? Labai greiti greičio ruožai. Kažkaip kaip ir man tinka, kadangi aš kaip ir lėtesnis ant tų greitų, tai visai nieko pabandyti tų greitų dopų, prisipratinti prie to greitesnio tempo. O po to jau žiūrėsim, jeigu lietus irgi pamatysim, kad nelabai einasi, tai lauksim tokio lėtesnio dopo. Kas dabar pagrindinis priešininkas? Man atrodo, Lenkas irgi su R5 Evo, tai su juo bandau lygintis kiek įmanoma, bet vieną kartą mums gali pasisekti, kitą kartą jam gali pasisekti, tai koks jau ir didelis skirtumas. Gerai. Gero pakartotinio starto ir lauksim finišą. Čia.